Matome šimtus arba net tūkstančių žmonių laimingų, kurie yra tose socialinėse medijose. Ir dažnai mūsų smegenys nesugeba apdoroti šitos informacijos ir mano, jog tai yra vienas žmogus ir vienas žmogus gali turėti viską. Vaikus, gražiausius namus, tuo pačiu metu, kai turim 7 vaikus ir namą, mes keliaujam po pasaulį, esam patys gražiausi, esam geriausi sportininkai, turim geriausius dalykus pasaulyje ir turim viską vienu metu. Tačiau ne, taip nėra. Tas, kuris turi namus ir gyvena šeimininį, gražų, stabilų gyvenimą, tas nekeliauja. Tas, kuris keliauja, tas galbūt neturi šeimos arba neturi stabilios kažkokios tai gyvenamosios vietos. Tas, kas nusiperka brangų automobilį, galbūt jisai neturi kitų dalykų gyvenime. Todėl kviečiu tave labai gerai susimastyti ir atkreipti dėmesį į tai, ką mes stebime socialinėje medijoje ir ar tikrai mes turim turėti viską vienu metu ir apskritai, ar tai yra įmanoma. Būk labai budrus apie tai, ką tu ten matai ir susidėliok savo gyvenimą taip, kad būtum laimingas be visų šitų dalykų.